Jūra daugeliui ramybės, išsiilgto poilsio, dvasios nuraminimo ir jėgų atgavimo vieta. Kai kam pajūrys romantikos ar pačių įsimintiniausių dienų oazė. Tačiau yra tokių, kurie prie jūros vyksta dėl sveikatos. Iš arti pažįstantys alerginį rinitą, kitaip alerginę slogą, dažnai sako, jog jiems būtų idealiausia gyventi prie jūros, kur grynas, gaivus oras, prisotintas jodu. Tačiau juk nesikraustys į pajūrį visos šeimos, kuriuose yra sergančiųjų alerginė sloga. To ir nereikia, patikina alergologai. Tačiau pabrėžia, norint susigyventi su šia liga, pirmiausia reikia ją pažinti. Alerginis rinitas arba alerginė sloga yra pati dažniausia alerginė liga. Ir yra duomenų, kad jie serga net 20% gyventojų. Ir serga dažniausiai nuo 5 metų amžiaus vaikai, serga paaugliai ir serga jauni žmonės. Taigi daugiausiai serga iki 45 metų amžiaus. Kartais poilsio ir jėgų pasisemti galima tiesiog vaikštant po pievą, kai vėjelis iš galvos išpučia visas blogas mintis bei nuovargį. Tačiau ne visiems žydinčios pievos atneša ramybę. Tai, kas dažnam yra gražu, tai yra šių pievų margumynai, alerginė sloga sergantiesiems, grėsmė sveikatai, kaip ir pelėsiai ar namų dulkių erkės. Alerginė sloga pasireiškia 4 pagrindiniais požymiais. Tai yra priepuolinis čiaudulys, toliau teka skystas vandeningas sekretas iš nosies, niežti nosį ir 4 požymis yra užburkusi nosis. Ir 9 net iš 10 sergančiųjų alerginė sloga būna ir akių pažeidimo požymių, tai yra alerginis konjunktivitas, kada akys ašaroja, jas niežti, jos peršti, jos būna paraudusios. Alergologai akcentuoja, jog svarbiausia pažinti savo priešą ir tuomet kovoti su juo. Tai reiškia, kad būtina tiksliai žinoti, kas labiausiai alergizuoja. Be abejo, jeigu mes žinome, kas sukėlė, tai idealiausia būtų to alergeno išvengti. Tačiau tai galima įvykdyti tik tada, kada sukėlėjas yra naminiai gyvūnai, kurių galime atsisakyti ir tai nėra labai paprasta. O šiaip visais kitais atvejais, be abejo, žiedadulkių, namų dulkių erkių mes tikrai negalime išvengti. Todėl mums belieka patarimai, kaip vengti didesnės koncentracijos šių alergenų. Tai pavyzdžiui, kad, važiuojant mašina, jeigu yra alergija žiedadulkėms, nedarinėti langų, namus vėdinti anksti ryte arba vėlai vakare, grįžus iš lauko, nusiplauti veidą, galvą trinkti kiekvieną dieną, keisti drabužius lauko, grįžus namo. Taigi, tokios priemonės, kaip ir vengti namų dulkių erkių, tai yra kuo mažiau kilimų, kuo mažiau daiktų, kuo mažiau ypač senų daiktų namuose, mums padeda šiek tiek sumažinti koncentraciją alergenų namuose. Tačiau pilnai mes jų pašalinti negalim. Tuomet būtina medicininė pagalba, kurią suteiks gydytojai. Jeigu yra simptomai, yra skiriami vaistai, vieni tai yra purškalai į nosį, kiti vaistai į akis, kiti yra geriamieji vaistai, tai yra tabletės nuo alergijos. Tačiau yra 100 metų jau naudojamas ir kitas gydymo metodas, tai yra alergenų imunoterapija, kada mes taikome kaip ir nujautrinimą alergenais. Tai reiškia, kad alergiškam žmogui mes skiriame vis didėjančią koncentraciją alergenų ir taip lyg tai pripratiname organizmą prie alergeno. Tai galima atlikti, jeigu yra žmogus alergiškas dulkių erkutėms, gyvūnams arba ypač efektyvių žiedadulkėms. Bet tai atliekame ne tada, kada yra ligos požymiai, o tada, kada jų nėra šienligės atveju, tai yra būtent šaltuoju metų laiku. Gydytojai jau paminėjo priemonę, kuri laikoma pačia efektyviausia kovojant su alerginė sloga. Tai nosies steroidai. Nosies steroidai tai yra tie purškalai į nosį, nes tai yra be abejo patys efektyviausi vaistai, tai yra jie labiausiai slopina visus 4 alerginės slogos simptomus, bei slopina dabar yra įrodyta ir akių simptomus. Vadinasi, mes su vienu vaistu galime paveikti daugelį alergijos požymių. Alergologai dar kartą akcentuoja, jog kiek tik įmanoma reikia vengti vietų, kuriuose gausu alergenų. Jeigu serga šienligė, tai aišku, kad gydysime šienligės metu tada, kada žydi tie augalai, kuriems yra nustatyta alergija. Tačiau, jeigu alergenas yra namų dulkių erkės, tai be abejo arba pelėsiai, vadinasi, tie požymiai lydės žmogų ištisus metus. Ir gydymą neretai mes turime taikyti irgi nuolat. Tai yra tikrai ne kelių dienų kursai, o būna kelių mėnesių kursai ar net
kelis metus be pertraukos. Tiems, kam alerginę slogą sukelia namų dulkių erkės, reikėtų įsiklausyti į šiuos mokslų daktarės patarimus. Namų dulkių erkės, jos yra pagrindinis dulkių komponentas. Tai kuo pas žmogų namuose daugiau dulkių, vadinasi, tuo daugiau namų dulkių erkių alergenų. O kuo jos, matot, minta mūsų odos pleiskanomis. Tai tokie jų rezervuarai yra kaip lovos čiužinys, minkštieji baldai, pagalvė, antklodė. Tai yra ten, kur žmogus būna, ten kaupiasi pleiskanus, ten erkės minta jom ir jos dauginasi ir jų yra sankaupos. Tai kuo daugiau daiktų, kuo daugiau dulkių, tuo daugiau namų dulkių erkių. Liūdniausia, kad alerginis rinitas labai artimas astmai. Daugiau kaip 90% sergančiųjų astma serga ir alerginiu rinitu, o 20–40% sergančiųjų rinitu serga ir astma. Todėl įsidėmėkite, kad astmą ir rinitą reikia gydyti reguliariai, taip kaip nurodo gydytojas. Rinitui gydyti reikėtų rinktis nosies steroidus, kurie vidutinės ir sunkios ligos atveju yra pirmo pasirinkimo ir veikiantys visus simptomus. Dėl to pacientai jaučiasi visiškai sveiki. Daugiau informacijos apie šias ligas rasite interneto puslapyje www.kvepuok.lt. Šis tinklalapis tai pagalbinis įrankis alerginiu rinitu ir astma sergantiesiems pacientams, jų artimiesiems bei jais besirūpinantiems gydytojams.